vadinamosius požeminius skaitymus. Šie skaitymai šiais metais vyksta ypatingoje erdvėje. Šalia mūsų sumaniai po šiltnamiu, gal daugelis jau ir buvote, kas nebuvote, gal galėsite nueiti po renginio. Buvo įrengta pogrindžio spaustuvė, kuri veikė visą dešimtmetį sovietmečio pabaigoje ir jos neaptiko sovietų saugumas. Jos įkūrėjai Vytautas Andziulis ir Juozas Bacevičius kovojo prieš okupaciją, spausdindami patriotinius ir religinius leidinius. Šiandien, nors kitomis aplinkybėmis, vis tiek turime budrus ir stengtis išsaugoti žodžio laisvę, kūrybiškumą, būti budrus. Netrukus 9 rašytojai leisis į pogrindį, kad to nepamirštume. O mes su jais kartu leisimės į ypatingą literatūros, muzikos, vaizdo ir istorijos sintezę. Ten, kur svarbus tarpai tarp tylos ir garso, tarp autoriaus ir kalbos. Todėl dabar, prašydamas visų įsijungti mobiliuosius telefonus, linkiu malonios kelionės. Pasirodo knygos, kažkada Eolo vėjas nubloškia tavo mintis ir vėl nutolsta didžiosios raidės nuo pavadinimų, nuo vardų, nuo gyvenimų, skyrybos ženklai nebesulaiko žodžių, jie nutupia ant kitų lūpų, susuka lizdus peleninių urnose. Taip norėčiau tau užsakyti viską, bet miestuose, kuriais besąlygiškai tikėjome, karaliauja baltasis triukšmas. Per jį vis lengviau užsimirštam, kad jau sausis, jau vasaris, jau kovas, jau ledai paliko upes ir laikas mus aplenkia bent keletą kartų. Štai ir vėl nepaliaujamai noksta šermukšniai, artėja ruduo, didysis tautų kraustymasis. Dum-dum boys. Švaistėmės it buki peiliai po Nyderlandus, pjovė miestą po miesto, raikėm gatvę po gatvės, mašinomis dviračiais kojomis, jokio Dehalen Amsterdam ar dar Dagerad muziejaus, meno kūrinių ir Olandų kalbos, nurėžtos Van Gogo ausys, mintys, sviestas, išskydę žodžiai nepasiekiantis taikinio, prasilenkiantis su mumis autobanuose. Aplink vien kofešopai, mašinų aikštelės, gogeniški snukiai, saulėgražos, vibruojančios raudonųjų žibintų kvartaluose. Man liko tik neryškus įspaudas blėstančio miesto insignijos. Dabar ten gimsta nauja konspiracija, naujųjų pasaulių užgrobimo planai. Batavijos maištininkai ruošiasi vėl nugalabyti Rembrandtą.
Tai pasakojimas, kur manęs lieka vis mažiau ir mažiau. Esu nykstanti savo paties mintis. Tik niekur nedingsta tai, kas galėjo nutikti. Iš paskos seka žalvarių tvinksintis mėnulio prožektorius. Nerimas kyla kaip potvinio vanduo, lėtai semdamas kojas. Kruizas. Nori? Tau paskaitysiu eilėraštį. Paskaitysiu apie tai, kaip graužiau knygas. Tikėjau, kad ten slypi visa pasaulio išmintis ir kvailybė. Graužiau lentynų tuštumą, savo pirštus iki pat alkūnių. Reikėjo valgyti. Dabar štai mojuoju tuštumą vietoje rankų. Skausmo vėliavėlės džiaugiasi vėjo plaikstomos. Plevesuoja šildomos saulės. Supranti? Graužiau savai skutus labai nuoširdžiai be jokio gailesčio. Buvau pilka pelė ardant iš vidaus laivo triumą. Žingsniai. Negalėjau pakelti grinaveislio ašmens. Pavydėjau, kol Saturnas be gailesčio rijo savo atžalas. Pavydėjau. Nebuvau mylimiausias vaikas. Pavydas graužė kiekviename žingsnyje. Tap, pavydas, tap, pavydas, Nyderlandai, Serbija, Kroatija, Slovenija, Islandija, tap, iš visur teko sugrįžti, braukiant nueito kelio atkarpas, mokant žengti į priekį, jau kito kūno kojomis. Kai lindėdavai bibliotekoje, skaitydamas kiestas knygas, pati negalėdama rašyti, metų metus laikydama savo žodžius burnoje kaip karštas bulves. Ar regėjai tave stebinčias paukštvanagių galvas? Ar rūpėjo tau tavieji palydovai? Kai galvodavai apie savo brolius, kurių jie nesugebėjo ištrinti iš atminties, Muntaz Vesim, tokie buvo jų vardai, tokie buvo trumpi, jų gyvenimai. Tu, pasivadinusi mūza, norėdama gero ir už tai nubausta. Tu, gėrusi kavą Romoje, neįsivaizdavusi, kokia pabaiga laukia. Ar įmanoma nubausti vaiduoklį knygą laikantį lyg svarstykles, smiltis po smiltės sveriantį laiką? Taip, tavo akis jau užrištos, bet tu šipsaisi, šluodama amžinybę šaligatvius, gerėdamas į šviesą kiaurai kertančią, pridengtus atminties griaučius. Ačiū Jums.
svarbiausias svečias. Esu svarbiausias svečias savo gyvenime. Vis drąsiau kartoju, kišdama pliauską po pliauskos į židinį, kurį kaip tik šiandien, paskutinę rugsėjo dieną, leidžiu sau pasikurti. Vis atidėliodavau, nors drėgmė jau ėmė viršų, nerdavo kiaurai antklodės, paklodės į mano kaulus. Esu svarbiausias svečias savo gyvenime, kartoju. Vėl nusileidžiu į rūsį. Glebin kraunu išsausėjusias, kraujo netekusias malkas. Vaikystėje esu jų privilkusi tūkstančiais. Dabar saugau save, drabužį, odą, kad nesubraižytų. Tausoju. Esu svarbiausias svečias savo gyvenime. Ir tik pamaitinu save, galiu atverti duris pasauliui. Verta yra ir teisinga. Verta yra ir teisinga matyti pasaulį, koks jis yra. Nepastovus, nepatikimas, kintantis, plyšta į visas pusės skaidosi, ritasi, pats nuo savęs, kurdamas amžinybės iliuziją. Mama, nėra jokio dievo, teigia mano vaikas. Jo akyse vis dar šviečia viltis, kad yra, kad bus kas išgelbės, kad tie nuo vandenynų atsiplėšę ledynai dar neužpils jo mažo gyvenimo. Mama, aš dar norėčiau pabūti. Juk supranti, man dar galėtų būti tiek laiko, sako kitas mano vaikas. O aš negaliu. Nieko daugiau žadėti nei yra. Ir aš sakau, mano vaikė. Ir aš dar norėčiau pabūti šioje žemėje su jumis, su skalbinių jausmu ant rankų, odos šilumą pakirdus iš miego. Verta yra ir teisinga matyti pasaulį tokį, koks jis yra. Net jei nematome, net jei esame ribojami savo 5 ar kiek ten jų būtų jutimų. Net jei skauda taip, lyg po akimirką nirtum į juodąją skylę, jusdamas viena nuo kitos, nerintis savo paties ląsteles. Verta yra ir teisinga. Nesame čia patys svarbiausi. Pievos vidury guliu nuoga. Šiandien toks vėjas. Naktį pro šalį nunkštė barsukas. Dieną klausą karūnuoja žiogai. Smilgos meta trapų šešėlį ant kūno. Irstu į žemę, pati tapdama žeme, grįždama į tai, nuo ko viskas ir prasidėjo. Paparčiai turi 1260 chromosomų porų. Paparčiai nešasi visos žemės gyvybės informaciją. Barsukus, lydekas, gorilas, tavo ir mano protėvius. Esame tik paparčių nuoplaišos, pasklidusios po šią mažai tikėtiną planetą. Kažin kodėl susireikšminę, patikėję, kad visa tai dėl mūsų. Barsukų pilnas kalnas. Jie gyveno iki man čia užklystant ir toliau čia gyvens. Paparčių guotose rausdami urvus,
į smėlį iškeldami pirmųjų žmonių gyvenviečių liekanas. Puodo šukė, kaulo skiltis, pelenų družė per barsuko nugarą. Pievos vidury. Guliu, nuoga, paparčio nuoplaiša. Ačiū. nebuvau. Panūdau patekti jos mamos biblioteką. Žinojau, kad joje neuždrausta lankytis, tačiau ir neskatinama. To pakako, kad ji būtų gana apleista. Įkalbėjau Ingridą mane palydėti. Biblioteka buvo Rotušės Rūsy. Kai kurios pastate dirbančios moterys sakė, jog ten vaidenasi. Tai tik sužadino smalsumą. Patalpa milžiniška. Niekada neteko regėti tiek knygų. Iki lubų kilo senos rusvo medžio lentynos, prikimštos įvairiausių tekstų. Įvėjais laiptais galima pakelti į terasą, kurioje taip pat stūkso lentynos. Šis salės dalis skendėjo prietemoje. Patalpą apšvietė tik 6 palubėje kabančios lempos, labiau tinkančios sandėliui nei šiai vietai. Čia stovėjo ir keletas prabangių stalų su medžio drožiniais, bei seni dulkėti krėslai, aptraukti aksomą primenančią medžiagą. Mūsų mieste baldus gamino 3 nedidelės įmonės. Visi daiktai buvo praktiški ir malonūs akiai, nepanašus į čia esančius. Tvyrojo dulkių ir požemio kvapas, nepastebėjau nė vieno lango. Šviesa degė, nes prie vieno iš stalų sėdėjo Aurelija. Išgirdusi mūsų žingsnius, atsistojo ir nusišypsojo savąją monos Lizo šypseną. Ji vilkėjo ilgą, tamsiai žalią suknę, suvinėtą subtiliais, persipinančių vijoklių raštais. Jie regint man užėmė žadą, kaip visada. Aš vis laukiu ir laukiu, kada ateisite, tarė vietoje pasisveikinimo. Ingrida nugurgė seilę, net ji prisibijojo mamos. Kodėl laukiate? Išdrįsau paklausti, žvalgydamasi po keistą erdvę. Nedaugam įdomios šios senienos, bet kažkas turi su jomis susipažinti. Nepamiršti, kodėl gyvename taip, kaip gyvename. Paslaptingai šneki. Ingrida prisiartino prie mamos stalo. Ką čia skaitai? Ar tikrai norite sužinoti? Aurelijos tonas išliko melancholiškas ir ramus. Turbūt, pasakiau.
Norėjau surasti ką nors, kas man padėtų išgyventi šias nemalonės dienas mokykloje ir namuose. Puiku. Aurelija pirštų galiukais perbraukė per pageltusius atverstos knygos puslapius. Ši knyga vadinasi Biblija. Labai ilgai tai buvo pagrindinė mūsų civilizacijos knyga. Žmonės dėl jo žudė ir išsigelbėdavo. Ji pasakoja apie vyrų dievą, laikus, kai pasaulis priklausė jiems. Ką tokia, suglumau, mesgi garbiname Deivę. Ir teisingai darome, ištarė Aurelija kiek garsiau. Pačioje istorijos pradžioje, dar prieš vyrų erą, visi žmonės taip pat garbino Deivę ir gyveno taikoje. Moterys sugyveno su vyrais, žmonės retai kariaudavo. Nugarą nubėgo šiurpuliai. Šios dalykus mes mokėmės ir mokykloje, tačiau iš Aurelijos lūpų tai skambėjo kitaip, tarsi už įprastų tiesų slėpėtų kažkas labai tamsaus. Aš vis norėjau, kodėl išliko tiek mažai vyrų knygų. Tiesą pasakius, mes labai mažai žinom apie laikotarpį po paskutiniojo karo. Tačiau aš manau, kad pačios moterys jas sunaikino. Jos norėjo pradėti iš naujo, parašyti savo istoriją. Tai tik spėjimas. Kaipgi susiklostė tokia situacija, kad išlikusiuose žmonių bendruomenėse moteris paėmė valdžią ir nusprendė, kad vyrų nuo šiol gims daug mažiau. Po karo jų liko vos keli, bet neaišku, kas pasiūlė idėją apversti ankstesnėje tvarką. Aš manau, kad jie patys sutiko. Jie jautėsi kalti dėl to, jog sunaikino pasaulį. Sakoma, kad išliko tik nedidelis procentas žmonijos, tačiau mes juk negalime susisiekti su visomis bendruomenėmis. Nuščiuvome. Šie dalykai nebuvo visiškai nauji ar siaubingai netikėti. Nujautėme juos, spėliodamos apie savo kultūros pradžią. Baisiausia, kad kažkas juos patvirtino, kad ir mes galėjome naikinti. Todėl noriu, kad paskaitytumėte šią knygą. Tada suprasite, kodėl niekas negali pasikeisti. Prisiartinusi prie šviesos rato, kuriame skendėjo knyga, paliečiau pageltusius puslapius. Tekstas buvo parašytas man nepažįstamų šriftų, kai kurių raidžių neatpažinau. Tačiau pradėjusi skaityti įsimiklinau. Pirmas skyrius vadinosi Pradžios knyga ir buvo itin keistas. Prisėdau ant kėdės, šalia manęs klestelėjo Ingrida. Kas per nesąmonė? Tyliai pasakiau priejusi vietą, kurioje Ieva sukuriama iš Adomo šonkaulio. Visos žinome, kad gyvybės formavimuose Žemėje pradžioje egzistavo tik XX chromosomos, o Y chromosoma yra genetinė anomalija. Šis pasakojimas neveikia net kaip alegorija. Žvelgtelėjau į Aureliją, tikėdamasi pagirimo už tokį protingą, nors ir ne savo kažkur skaitytą pamastymą. Nebuvau tikra, ar jis teisingas. Moteris šyptelėjo. Galima ir taip apie tai galvoti. Seksualumas yra skirtingumas. Kalbėdama jį vaikščiojo aplink, sekėme ją akimis. Mūsų stalas saugi sala šio juodo stebuklo vandenyne. Jei galvosime apie dar senesnius laikus, pačios gyvybės pradžią, kai visi vandenynai buvo padengti dumbliais, pagaminusiais pakankamai deguonies, kad susikurtų atmosfera. Tada seksualinis dauginimasis dar neegzistavo. Kiekviena ląstelė buvo kitos kopija, tam tikra nemirtingumo forma, ar ne? Aurelija stovėjo už nugaros, mes nedrįsome atsigręžti. Mano delnai prakaitavo, palikdami ant stalo ovalius kondensacijos pėdsakus. Nemirtingumas. Žvilgtelėjau Ingridą, tačiau jos veide išvydau ne tai, ko tikėjausi. Nebaimingą susižavėjimą, kurį jaučiau aš, o veikiau apmaudą. Dažnai taip įsivaizduoju mūsų bendruomenę, aidėjo sudrus moters balsas. Mes kaip tos pirmykštės žolės, dumbliai, gaminančios deguonį, pačią gyvybės esenciją. Iš tiesų, mums nereikia Adomo ir jo vargano šonkaulio. Mes galime geriau. Galbūt vieną dieną mums pavyks klonuoti moterį. Tada nebereikės seksualinės reprodukcijos ir jų. Ačiū.
Antras moterys. Pirmas. Kaimynė tik tai vaikus augino ir knygas skaitė. Romanus apie Andželiką, raitelį be galvos, muškietininkus ir grafą Montekristą. Skaitė po medžiu prigulusi, o namie sargančiam sūnui kojas trynė, žolelėm girdė. Iš 6 vaikų 3 palaidojo, tik tai knygų niekam nedovanojo, nepardavė, skolintas saugojo. Vieną pavasarį prieš mirtį man Maironio biografiją įkišo per tvorą. Sakė, tik paskaityk ir man grąžink. Bus mano anūkėliai pasoga, bus mano anūkėliai namų paguoda. Antras. Man rodos, jos netgi nebuvo. Sėdėjo stoteliai, nailoninės pėdkelnės, papūstas sijonas, nuėjo patikrinti grafiko ir dingo. Nuėjo ir dingo. Vėliau mačiau ją prie namų, raškė Lazdino riešutus. Minkšti ir neprinokę jie buvo, žalsvi, kaip jos akių rainelės, kaip jos sijono nėriniai. Trečias. Tame piešiny moters akys raudonos ir primena spanguolės. Lūpos kietai sučiauptos, nematomom vėjai taršos geltoni plaukai. Po moters kojomis plyti kapinės, ant aukšto laimės bokšto, kryžių su stoginė ir jos vaisraižiniais. Keista, nesapnas čia ir nevaizduoti, ir net ne eilėraštis. Dukra prosenelę nupiešė, sakė, tokią kažkada ją matė, kai vargonai slame bute abi grojo, šiurkščiai trankė baltus klavišus, mikliai vengdamos juodų. Ketvirtas. Ji buvo stora ir gaudė žvirblius maistui, nes daktaras mėsos valgyti neleido. Ji darė dėžutės iš atvirukų, su rožėm, alyvom, ramunėm, nes jos laikais kitokių ir nebuvo. Ji mėgo grožį, buvo siuvėja, našlė, savo rankom ištraukusi vyro kūną iš upės. Žudiko okupantų piktų žodžių neminėjo. Tokie laikai buvo ir visi galėjo žūti. Laimei jos 3 vaikai nenukentėjo ir savo šeimą sukūrė. Visi lizdelius po šapelį susinešė. Jos supo pavojingos pamiškės medžiai. Šlamėjimas slėpė žingsnius, savų ir svetimų. Slėpė žemines ir duobėse palaidotą turtą, nuotraukas ir audinius, plėšiamos atminties nuotrupas. O ji tik tyliai gaudė žvirblius ir siuvo. Ir veltinį vėlė, ir dėžutės klijavo iš atvirukų, nes kas jai moteriai liko? Tik tai ginti šeimą ir kurti grožį. Iš to, kas jos laikais buvo. Iš to, kas jos laikais buvo leista. 5. Su ja mes vaikystėje laidėm aitvarus. Jos buvo baltas, o mano mėlynas, kaip dangus. Mes susitikdavom pievoj priešais daugiabutį. 10 langų akių nukreiptos į mus. Mūsų aitvarai žvelgia į pravirus, balkonų vokus. Kartą mano aitvaras įsipainiojo į elektros laidus. Mes abi išsigandom, bet aš nepaleidau savo aitvaro. Stovėjau ir laukiau, ir tempiau virvelę, kol jis atitrūko. Ir mes pasileidom per pievą, toli nuo namų ir statybų, toli už miesto krašto. Ten, kur per aukščiausius balkonus matosi senųjų ąžuolų viršūnės. Dabar vėl tenai vaikštinėjom, abi stumiam berniukų vežimėlius. Jos baltas, o mano pilkas, kaip dangus. Ačiū.
Čemu se smehljajo naši pesniki? Iš ko juokiasi poetai? Ničesar smešnega ni na našem plemenu. Mūsų gentyje niekas neturėtų kelti juoko. Mnogi ležijo umorjeni v grapah. Daugybė mūsiškių guli daubose nužudyti. Naše ženske in otroci so lačni in bosi. Mūsų moteris ir vaikai alkani ir basi. Med nami kosijo neznane bolezni. Mūsų šienauja nežinomos ligos. Nove vasi še niso zgrajene in kmalu bo sneg. Nauji kaimai nepastatyti ir netrukus ims snigti. Kljub vsemu smehljanje ne splahni iz lic naših pesnikov. Bet šypsenos nepalieka mūsų poetų veidų. Kot da jih spričo gorja obdaja nerazumna, skrivnostna radost. Lyg vargo akivaizdoje užlietų nesuvokiamas paslaptingas džiugesys. Ko jih vprašamo, kaj je smešnega, se mu oči namuznejo. Paklausti, iš ko juokiasi, jie tyliai nusisuka. In nič drugače, ko jim ukažemo, da v temačnih časih razvedrijo še nas. Nepaiso mūsų prašymų sunkiais laikais pasidalinti džiaugsmu. Razlog za svoje smehljanje varujejo izključno za lastno zabavo. Joko priežastį jie saugo tik savo linksmumui. Vse manj jim zaupamo. Vse manj verjamemo njihovim redkim besedam. Vis mažiau jais tikime, mažiau klausome retai tariamų žodžių. Zares skrivnostni so naspeški naših pesnikov v teh ubožnih časih. Tikrai nesuvokiamas poetų juokas šiais sudėtingais laikais. Se jim je pomračil se posmehujejo našim skupni nesreči. Gal jiems pasimaišė protas, gal jie juokėsi iš bendrų mūsų bėdų. Njihovo smehljanje včasih zareže bolj okrutno od orožja naših sovražnikov. Jų juokas kartais žaidžia labiau už priešų kardus. A motijo se, če mislijo, da nas bodo ukanili. Bet jie klysta, jei mano, kad mus apgaus. Naše pesnike ubijemo šele tedaj, ko iz njih iztisnemo njihovo skrivnost. Poetus pakarsime tik atskleidę jų paslaptį. Pri življenju pustimo le tiste najbolj blebletave, resnobnega lica, nam podobne. Gyvus paliksime tik plepiausius, rimtų veidų ir panašiausius į mus. Belo srajco imam. Turiu baltus marškinius. Sredi noči žari v njej temno nebo. Vidurnaktį jos išvyti tamsus kūnas. Bela je meja. Balta yra riba. Tukaj prebivam. Aš čia gyvenu. Tam me govori. Ten su manimi kalbama. Belo, snežno, angelsko srajco imam. Turiu baltus it sniegas, angeliškus marškinius. Dvignem ovratnik. Pakeliu apykaklę. Odpnem gumb. Atsegu sagą. Spodvihnam rokav. Atsiraitoju rankovę. Umaže se jezik. Susitepa liežuvis. Umaže se angel. Susitepa angelas. Umaže se duša. Susitepa siela. Jaz pa še zmeraj. Aš iki šiol gyvenu. V moji snežno čisti, v čisto beli srajci prebivam. Įsisupęs į akinamus, baltus it sniegas marškinius. Vsakdo od nas je od nekod. Kiekvienas iš mūsų iš kažkur ateina. Vsakdo nenehno prihaja od nekod. Kiekvienas nuolatos ateina iš kažkur. Ne bomo nehali prihajati, peti, biti vsakdo.
Nesiliausime ėję, dainavę, buvę visais. Zvijezde, reke, gore so nezanesljiv orientir. Žvaigždės, upės, kalnai, nepatikimi orientyrai. Le kar nosiš, kar ne moreš nehati nositi savo, ko nenehno prihajaš in prihajaš. Nenehno, le to je, le to. Edini kraj. Tik tai, ką turi, ką nuolatos nešiojasi, kai ateini ir išeini nuolatos, tik tai vienintelis kraštas. Vse ostalo od nekote, vsakdo, neka. Visa, kas liko, yra iš kažkur, kiekvienas žengia į kažkur. Vse ostalo od nekote, vsakdo, neka. Visa, kas liko, yra iš kažkur, kiekvienas žengia į kažkur. Hvaljena bude nedoločljiva in svobodna smer naše poti. Pagirta būkė, neapibrėžta ir laisva mūsų kelionių kryptyje. Kot v seksu je tudi v poeziji telo drugega mistično nedosegljivo. Kaip sekse, taip ir poezijoje, kito kūnas paslaptingai nutolęs. Ni zakonov, le slovesje. Jokių nurodymų, tik atsisveikinimai. Potrebno je zapustiti vse besede, kot udelti voda rečno strugo, ki jo je vodila varno čez deželo. Būtina išlaisvinti visus žodžius, kaip deltoje vanduo paleidžia upės vagą, jį saugiai vedusi per visą šalį. Na jezika iz dežja črkujeta z vodo v vodi, iz vode ven, ti si. Tai lietaus kalbos būna rašomos vandeniu, vandenyje, iš vandens, esi tu. Naj padem v sivo nebo, v bledo potezo v sivem, v sled, ki za čustvom razkrije, da ni in ker ni, bo ponovno. Te krisiu į pilką dangų, į blyškų pilkumos potėpį, į pėdsaką už jausmų atskleidžiantį, kad nebūtų ir dėl to būtų iš naujo. Naj padem, izginem vmes kot miš v nočno moko, nespečen in nikdar razen v črkah zbojen. Te krisiu, pradingsiu tarpuose, lyg pelė nakties miltuose, be miego ir niekada neprabusiu, tik tai laiškuose. Naj padem in padam in grem. Te krisiu ir eisiu. Ker ljubim vrnitev, ker sem nad nebom, pod zemljo, za zmeraj. Nes mėgstu sugrįžti, nes esu virš dangaus, po žemę, amžinai. Ačiū.
negalima. Negalima vienoje lovoje miegot su šunim, jame esantis vilkas užuos jumise besislapstantį kiškelį, po jūsų glotnė oda tūnanti beždžionė pažadins visus kitus miegančius miško žvėrius, o vis dėlto įmate į lovą savo kanis lūpus familiaris, kartu su juos skendinte gūdžiuos sapnų miškuos, po žvėries kvapo debesim bevardžių, širdis purto tampo šokdina tvinksinčias gyslas, silpnesnio kraujas veržės į stipresniųjų gerklės, be jokios baimės, be jokių negalima. O dar nederėtų tiek daug kalbėti apie kitas, gražesnės, kvapnesnės, švelnesnės žemės, kurių niekas iš mūsų neregėjome. Ar žinome tik iš prakaituotų sapnų, paliekančių paskui save pagadinto oro, ar tarkime, anglies dvideginio pėdsaką? Tačiau jūs vis tiek plepate apie nematytą, deklamuojate keistai nutaisytais svetimais balsais, tarsi tardomi, o paskui slapčia visi jūs, poetai, estetai, klausytojai, žiopliai, paukštyčiai pravirais balsganais snapais, tarsi smakai ryjate spalvotų ekranėlių barstomą lesalą. Ar linksminatės meistriškų spuogų spaudimo vaizdo įrašais, tenkindami savo nenugalimą polinkį į senutėlį beždžionišką kito kūno artumą, ar smagumą įveikti smulkes žemiškas kliūtis ir žinoma nevalia bristi į tamsius rudenio vandenis su lapų krituolių, gedulingom procesijom paviršius. Šviesus kūnas pagaus mirties žvarbos, nebūties šaltis taps jūsų šviesos dalininku. Vyr režisieriui pasirodysite vienas kritusių, šluote iššluojamų nuo scenos. Bet jūs vis tiek brendate į tą juodą veidrodį, plūduriuojate tarp mirties apragautų pageltusių atsisveikinimo raštelių. Toksai balskanas, švariai nugraužtas kaulas, visas nuogas ir visas aiškiai matomas, viską palikęs ir viskam pasiruošęs, visas toks galima, tik imk ir atrakink juo visą, ką svajojai, sapnavai, išgalvojai. Kaip užsiauginti žemuogių kibirėlį? Geriausia, kad augtum alkanas, alkdamas meilės ir nuosavos ašaros taptų skaniausių vaistų. Turėtum matyti vešles, braškių lysves, virš jų pakibusi savo senelį žilų plaukų debesėlį. Turėtum negauti braškių, kiek nori, juk tik stoka užaugina norus ir viską nušviečia vaiskiausia tolybių šviesa. Privalėtumei vogti nesunokusias braškes, juk tik šitaip gali išmokti, kaip vagiama meilė, nes pernelyg dažnai negali jos gauti kitaip. Tada derėtų sutverti pirmąjį žemuogių smilgos grožį, per jį suprasti, kad ne visas gėris pareina per pilvą. Turėtum netekti apetito, lengvai atsisveikinti su uogų karoliais, padovanoti jos mamai ar draugiai,
Tada pririnktum indelį nuo majonezo, tada suprastum, kaip skirtingai žmonėms reiškia daug ir mažai. Tada turėtum pamilti mišką ir verkti, kad jį iškirto. Tada matytum, kaip ten linksmai įsisiautėja žemuogės. Turėtum matyti ten orą uodžiančią lapę, prabėgančią stirną, suprasti, kad tai jų valdos, kaip ir tavo, nors nesate savininkai su dokumentais. Tada ateitų laikas, kai viskas nugrimsta sniege ir tikėjimas žemuogėmis tampa suvis nebetvirtas. Pavasarį derėtų apžiūrėti kirtimą atidžiai, tarsi savo apsėtą daržą. Jau tada jį užmiršti. Žydint jazmenui ateitum pirmosios uogų saujelės ir neplanuotai lankstytumeis ištisą valandą, tarsi pats būtum skyręs savo bausmę, ar svaiginamas nemigos prižiūrėtum naujagimį. Turėtum matyti, kaip kibirėlis pilnėja, proporcingai slopstančiai aistrai. Tada susitaikytum su geležimi, žmogumi iškirtusiu mišką. Vėjas papūstų žaizdas. Galvotum apie kirtimą, tarsi privalomą meilės vagystę. Prisimerkęs, grožėtumeis tuščiais mirties horizontais. Nusilenktum naujai rausvų mažutėlių kartai. Jei būčiau virusinis failas, įsidiegčiau save į tavo kavos aparato plokštę ir kas rytą atplaukčiau pieno puta. Jei būčiau virusinis failas, pasklisčiau po viešojo transporto komposterius, kad sekčiau kiekvieną tavo įlipimą ir išlipimą. Aš būčiau tas balsas tavo ausinukose, kuris pasako, kad tu sėkmingai prisijungiai. Aš tau kasdien kartočiau, kad jau atjungiai atmintuką ir gali saugiai jį išimti iš lizdo. Aš miegočiau tavo kietajame diske ir man visai nebūtų kieta. Aš rašyčiau tavo elektroninį parašą vėl ir vėl,
tarsi mano būtų toks pat. Ištrinčiau laiškus, kurių netidarei, sveikinčiau draugus, kuriuos užmiršai, stebėčiau per kamerą, kol dar tamsią juostą jos neužklijavai. Šiaip tikiuosi tu sveika, bet jeigu būčiau virusinis failas, norėčiau, kad bent dieną neveiktų tavo antivirusinė sistema. Norėčiau, kad manim susirgtum ir jau niekas mūsų neištrintų. Jūsų rezervacija greitai pasibaigs. Aš paimta iš bibliotekos. Vėl ir vėl paimta. Niekaip negrąžinama. Kada bus, vis klausia pikti lankytojai ir rodo savo skaitytojų pažymėjimus. O manęs vis nėra. Vis negrąžina. O kai grąžina, kažkas tą pačią sekundę pasiema savo, dar nespėjus manęs padėti į lentyną. Kas mėnesį vis ant kitokio stalo ir su skirtingu skirtuku esu žymima ir nutrinama. Kaupiasi delspinigiai, bet jiems nesvarbu. Mes vėluojame tave versti. Mums reikia tave įvertinti. 5 žvaigždučių skale Gudrycuose. Jie nekantriai laukia savo eilės, pasisodinti mane ant kelių, subtiliai išsitraukti troleibuse, kur visi spokso į mano viršelį, o aš jau nepamenu, kuriame mano puslapyje parašyta, apie ką aš esu. Kaip programuotojai myli. Tavo žinutė skaitmeninė koduotė. Nesiūs man laiškų, tai skaitmeninė tarša. Nenubrauk manęs nei į kairę, nei į dešinę. Neduok slapukams mano duomenų. Serveriuose kaista mano jausmai, juos aušina gėlas vanduo. Ar verta tiek daug išsisaugot? Ar verta tiek daug man fotografuot? Todėl matau tave tik naktį, tave generuoja mano galva. Sapnuose mes kalbam kiek norim ir mums nerūpi pasaulio tarša. Nors tavo rankos švelnios kaip Microsoft, kaip nuskanuoti Sofijos laiškai, aš išjungiu šį ryšį, blokuoju paštus, trinu savo pirštų antspaudus, nekoduok manęs vienetu, nei nuliu ir neperdaryk dirbtiniu intelektu. Sinusitas. Kai užsikemša ausys, girdisi vidiniai kūno garsai, pavyzdžiui, pulsas ir virškinimas. Būdama maža jau turėjau daug minčių. Nagus stipriai perbraukdavau per kaktą, įsivaizduodavau, kaip viskas išbėga. Būdavo lengviau, kai kaktoje bent porą sekundžių kažkas dilgčiodavo. Norėdavau, kad viskas pasišalintų, kol neėmė spausti sinusų, kol dar nereikėjo kvėpuoti pro burną. Juk ryte prabundame išdžiūvusią gerklę, prisikvėpavę nežinia ko. Tos kelios sekundės, kai nieko neprisimeni, net kuri šiandien diena. Gal tai ir esame tikrieji mes. Krenta temperatūra. Mano visas pasaulis suviniotas į druskos kompresą. Skaičiuoju, kiek mano bute yra sienų. Loju kaip šuo, išgirdęs žingsnius, atrakinama durų spyna. Aš garuoju kaip ežeras vėsų rytą. Suvilgyk man odą, kad palengvėčiau. Mane nupūs pavasario vėjas. Sugalvok vardą mano ligai. Nurink patalus nuo veido. Paprašiau tave švelniai kaip niekad. Nupūsk mane nuo pienės. Ji švelniai papučia ir suvirpa mano paviršius. -20, 220. Nulaužiam bangų varveklį, užsirašėm vardus mėlyje.
Vilnoje 2 gintaro akys. Prilečiu. Ten elektra. Jėgainės ūžia tarp meldų. Stovim be paltų šalia. Prie marių užsidengiu delnu. Tu nežiūrėk į mane. Bandau spėti. Ar tavo, ar gruodo spalva. Ačiū. Augustė Gilytė. Romanas apie tai, kaip galėjo būti. Pasakojimas apie tai, kas būtų, jeigu dar šiandien gyventumėm po imperijos priespaudą. Ištrauka. Grįžo tėtis. Sėdėjau ant palangės ir dairiausi į miestą prietamsyje, medžiodama praeivių akis. Galėtų kas nors jų ir pastebėti. Jis įžengė į svetainę ir atrodė sutrikęs. Pamiršo nusivilti striukę. Veidas išraudęs, ūsai lyg įsielektrinę. Mano kūno pozicija prie lango jį sudomino, bet neklausinėjo. Ištaikiusi progą privalėsiu prisipažinti apie kuolą. Tėtis ant manęs nepykdavo. Laukia pirmas kartas, kai supyks. Nėriau savo širmos, išgirdau jų stiklinę pilamą skystį. Grįžęs įsitaisė krėslę, vis dar nenusivilkęs, mano pėdos atsidūrė jam ties kakta. Paklausė, galiu? Linktelėjau, sunki diena atsiduso. Žvelgiau pro langą, už lango regėjosi pliki medžiai ir susikūprinę šviestuviai, pačiame lange saliono atšvaitai, knygų lentyna, perdažytoji siena, tėvo susirūpinęs veidas. Ką pakalbam pastiravo? Kaip sekėsi mokykloje, nesekėsi? Kas nesisekė? Gavau kuolą, nieko tokio, iš literatūros. Jis gurkštelė degtinės, susiraukė. Tavo kuolas, tavo likimas, tarė. Gal mes turime knygą apie Berglundą, pakeičiu temą. Ką tokį? Berglundą, nutėti, Kęstutį Berglundą. Ko parūpo tas Berglundas? Parūpo. Ne, knygos apie Berglundą mes auga neturime. Kodėl tu mane vadini auga? Kas tau yra? Tiek to. Nusigrėžiau į langą. Už lango tamsa su keliais žibintais, galvoje tamsa vietoj žibintų, tik blausia švieselės. Tėtis, užkaitęs kaip šūdpadis, prisiminė, sėdys su striuke, nusivilko. Ar tau kyla klausimų, Augustė, prislopintų balsų tarė tėvas, kurioje šalyje tu gyveni? Pamastai apie tai. Kurioje, ta prasme, tai šitoje šalyje, juk ne kitoje. Tai va. Nori tikėt, nori ne, dukra mano, turėtum gyventi kitoje šalyje. Kaip aš gyvenau, kaip tavo motina gyveno. Švedijoje? Ne, Švedijoje, prajuko tėtis. Švedijoje mes negyvename. Tai gyvenote Lietuvoje. O tai šita kas? Ne Lietuva. Ne Lietuva, ne šita. Mislingas tas tėtis, aš jam kaip Alisa stebuklų šalyje, o jis mane maustantis triušis.
Jūsų žiniai, draugė Augustė Gilytė, mes gyvenam ir dauginamės, gimstam ir mirštam, žinoma, šitame krašte ir tu tai žinai, nes šitos šalies pavadinimas įrašytas ant kiekvieno kampo, užsivedė. Jis įrašytas prie įėjimo į tavo mokyklos valgyklą, šitos šalies pavadinimą kelis kartus pakartoja per panoramą. Šitas šalis persmelkusi mūsų iki kaulų čiulpų ir pakaušio ir nesakysi jų, kad tai tau naujiena, Auguste. Šita šalis yra Lietuvos imperinis sockapitalistinis kraštas LISK. Tu gimėjai šitoje šalyje LISK, tiek žinių. Jop tararai, kai įsijutė, nustebau, negi degtinė bus mušusi į pakaušį su visais kaulų čiulpais. Tariau, tai aš žinau, esu lyg ir girdėjusi LISK. Įsikalk į galvą visiems laikams, kad Lietuvos nėra. Buvo, nebėra ir viskas kapiec. Susivertė likusi lašą stiklinėje. Negi suerzinau savo klausimų iš enciklopedijos. Muistėsi krėslė kiauromis akimis, žvelgdamas į tarpą tarp grindų ir radiatoriaus. Negi per vieną dieną nuvyliau 2 sąjungininkus, literatūros mokytoją ir savo tėvą. Dar liko tėvynė išduoti yra žlugusi. Norėjau atsiprašyti, bet nesugalvojau žodžio. Gal tik tu atsiprašau? Atsiprašė vis dėlto jis. Užpylė atsiprašinėjimų krioklių ir negalėjo sustoti. Pirmą kartą išgirdau gyvą liudijimą apie, vadinkim, Lietuvą. Tėtis papasakojo, gimęs Lietuvos Tarybų Sąjungos Respublikoje, dar nesulaukęs pilnametystės persikėlė į kažin kokią stebuklų šalį Lietuvą. Tai jūs išvažiavot, pasitikslinau. Ne, nevažiavome, mes buvom šitoje pačioje koordinačių sistemoje, mūsų žemėje, buvome tame pačiame Vilniaus mieste, kaip mudu, kad šią valandą esame. Bet kitoje šalyje, kitoje. Tik nepasakok, kad egzistuoja kelionės laikų ir kad lankys paraleliniai realybėje, tai man jau ne 5 metai. Kažkuria prasme numikė savo paralelinė realybė egzistuoja. Tokios kalbos gąsdina, tai nekas kita kaip girtumas ir sunki tėčio diena. Na, tvarkelę supratau, einu paskaityti tau gero vakariuko, nuslėgiau nuo palangės, peržengiau per ištiestas tėvo kojas, bet jis sugriebė už riešo ir pervėrė rūšių veidų, kokio iš jo nesitikėtum tik ne iš tėčio. Auguste, palauk. Žengteliu atgal, atsirėmiau palangę, sunėriau rankas ant krūtinės. Kas dar? Apie tai negaliu tau kalbėti, bet jis ieškojo žodžių. Neišsakoma tėčio mintis tai apkaltinamas, neištariamas jo žodis tai mirtis. Auguste, tik niekam nesakyk. Aišku, nesakysiu, tėti. Auguste, kartą nutiko toks dalykas, kokio neišgalvosi ir nesusapnuosi. Jis kuitėsi galvoje, ieškodamas to žodžio. Ant liežuvio galo pakibusi mintis tai kaltinamasis nuosprendis. Tarp sučiautų lūpų užspausto žodžio reikšmė kartuvės. Žodis virpėjo saliono ore, tačiau liko neišsakomas. Žodis. Karsto dangtis. Kaip tau pasakius, Lietuva Auguste buvo nepriklausoma šalis. 90 metais Lietuva atgavo tai. Atgavo? Laisvę. Laisvę Lietuva atgavo, žinokis, tik niekam. Nuosprendis, mirtis, karsto dangtis, nepriklausomybė. Prisimerkiau ir valandėlę patylėjau. Tokia kalba buvo pavojinga, nu ir naktį lyg avarija strave pavojinga, nenormali. Pažvelgiau tėvą, jis atrodė prasikaltęs ir dar nelaimingesnis. Ir aš nuo jo minčių, nuo žodžių apie paralelinę tikrovę, kitą valstybę, laisvę ir nepriklausomybę pajutau lyg į purvą tėškusi savo orumą. Klastingą smūgį pilietiniai garbiai ir moraliniam auklėjimui, klaikų pasišlikštėjimą raudonų jo veidų, šerpetotais ūsais, paikais, skedalais, vodkės tvaiku. Kokia dar nepriklausomybė esilė tu pratrūkau? Lauki, kad apskūščiau, to nori? Nebesivaldžiau. Žodžiai veržėsi iš gerklės ir varė į aklavietę šeimoje. Man šlikštų nuo tavęs tėvai po velnių. Negaliu kaip tokius dalykus kalbėti savo vaiko, aš negaliu. Aš skūsiuos, tėve. Man drebėjo rankos. Vienas skambutis į vaikystės komitetą, skundas dėl antivalstybinės propagandos sklaidos šeimoje ir tėvelį užtikrinta 99% Sibiro garantija. Ar to jam linkėjau? Negalėjau linkėti, nelinkėti, toks mokinio automatinis refleksas, kūno reakcija nuo širšės įgėlimo. Nebuvo kito pasirinkimo, man nebuvo. Tėvas išliko santūrus ir pažiūrėti ramus, žvelgdamas į mano atitrūkusią sielą, metančią šešėlį kažkur tarp linoleumo ir radiatoriaus. Aš dar nebaigiau, Auguste. Ačiū.
Gucci kinga, jaribu Gucci funika. Jaribu Gucci kinga, jaribu Gucci funika. Valerijonų bliuzas. Per radiją sakė, kad vis daugiau žmonių skundžiasi miego sutrikimais. Vartosi lovą iki paryčių, bildenančiom smegenim, paskiau darbuose ant kėdžių ergonomiškų kragina galvas. O aš tuo tarpu miegu kaip užmuštas. Tik padedu galvą ir iškart kaip užmuštas. Žmonės vartosi, pykstasi, mylisi, mušasi, gimsta su nepriteklium ir miršta su perteklium žmonės aplinkui. O aš miegu kaip užmuštas. Sapnuoju, kad kvėpuoju į stiklą ir kita pusė rasoja, ir kita pusė rasoja. O aš miegu kaip užmuštas. Sapnuoju, kad einu į stotelę ir kaip tik nuvažiuoja. Ir kaip tik nuvažiuoja. Šlapio ėdalo bliuzas. O taip, mažytė, sakyk, o tu ar palepini savo katę maišeliu whiskas? Gerai, viskas, baigiu. Einu pasilepinsiu, viskis pats neišsigers, o kandidatų niekada netrūksta. Tai sakai, sensti, seni, tu ką? Ger greitai viskis ir viskas su ta tavo kate bus tvarkoj, kame parke. Vakar irgi rytoj reikėjo į darbą, bet užtat rytoj poryt nereikės. Ir tada jau 40 beers later sakau tau, man viskas gerai, aš pareisiu namo, aš turiu rankas. O apie kojas dabar negalvoju, turbūt nestokoju nei kojų, nei nebedainuoju lojų. Parvirtęs tarpuvartei groja man goja su mano koja, sarkastiškai sako, jis čia suprantate rojų ant žemės metodais tokiais matuoja. Ir aš pareisiu namo, aš turiu rankas, kažkam dūšion liga tebesu įsimetęs. Kairiojon sudėkit, bičiuliai, aukas, ateina tuštybų sodėjimo metas. Sauso ėdalo bliuzas. Ir aš pareisiu namo, aš turiu rankas ir esu neprilygstamas autopilotas. 9 danguje pravažiuos pro mane 2 mašinos gumas susikibusios, viena taksi, kita šviesas išsijungusi. Ir aš pareisiu namo kaip taksi, kad parvežtų, pareisiu, man viskas gerai, Rusų Latako pilies gatvėmis aš pareisiu. Ir štai guliu girtas griovy, tarp žodžio ir jo reikšmės, ir kalbu lyg negalėjo būt, bet buvo, šneku lyg niekada nebus, bet bus, sakau lyg būt negali, bet yra. Radauskiškas bliuzas. Ėjau namo. Aš visada einu namo. O miestas vis dar buvo gyvas. Leido sutemos pakampėse kažkas šmėžavo. Kavinėse rakino langines, baruos garsėjo šnekos tokios baisiai rimtos. Ėjau namo pro fabriką, ten žviegė ašmenys ir žiro žiežirbos. Meluoju. Jokio fabriko nebuvo, bet gražu, kai žviegia ašmenys ir žyra žiežirbos. O aš ėjau namo ir miestas buvo gyvas.
Ir sėmė man šviesa kulkšnis, ir švito plėmais gatvės, ir žviegė ašmenys, ir žiro žiežirbos, nebemeluoju, žviegė ašmenys, ir žiro žiežirbos, ir plūdo gatvėmis, ir taip užsupo, kad prieš akis man iš šviesos išniro upė. Pagirios. Šiandien į miestą be skiriamųjų ženklų, be plakatų, be pareiškimų, be žiedų ir velveto kepurės. Gaudysiu pro plyšius besibadančius paskutinius dienos šviesos dyglius, matuosiu upių gilumą, išplauksiu, mano lavona ras tavo akių dugne. Dangumis klės balti pavasariniai lėktuvnešiai, eisiu Jurgio, Ignoto, Stepono, Jono, Brunono, Bonifaco, visų šventųjų, visų iki vieno gatvėmis eisiu, klausysiu, kaip aidi bromos ir kužda balandžio sniegas. Šiandien į miestą be skiriamųjų ženklų, šiandien į miestą iš liūdesio, tik tai iš jo atpažįstamas. Funkcinis bliuzas. Ir penėsi penas, ir deda dedeklė, ir sensta arsenas, ir žarsto žarsteklis, ir remės ramentai, ir kaso kastuvas, ir noris memento, ir ima imtuvas, ir paukši paukščiukai, ir statos statulos, ir mygia mygtukas, ir siūlosi siūlai, ir akys akėja, ir smegenys smenga, ir diena vakarėja, ir sunkėja vis lengva, ir tysta tasa, ir tikslinas tikslas, ir grįžta graža. Ir tiek, štai ir viskas. Ačiū.